Sveiki, kaip sekasi? Aš esu dr. Aleksandras Mota ir šiandienos vaizdo įraše mes toliau kalbėsime apie pėdas, apie tą deginimą, tą nemalonų skausmą pėdos padų. Yra labai paprastas, labai praktiškas būdas pagerinti nervo, kuris perduoda pojūtį nuo pėdos pado į mūsų smegenis veiklą. Taigi pažiūrėkite į pėdą. Skausmo ir deginimo pojūčiai pėdos pade dažnai perduodami per nervą, vadinamo blauzdiniu nervu. Jis eina čia vidinė pėdos pusė, praeina už kulkšnies kauliuko ir ateina į pėdą. Taigi visi pojūčiai, pėdos pado inervacija mes jaučiame ir jie pasiekia mūsų smegenis per užpakalinį blauzdinį nervą. Kad surastume vietą, kurioje dirbsime, darome taip. Pirmiausia, suraskite kauliuką vidinėje kulkšnies pusėje. Kulkšnies kauliuką, gerai? Kai kuriems žmonėms jį labai lengva pastebėti, kitiems ne taip lengva. Bet kai pradėsite liesti, apčiuopti, greitai pastebėsite, kad ten yra kauliuko gumburėlis, didesnis kaulo iškilimas. Ir štai šioje vietoje yra vidinė kulkšnis. Kitas orientyras, kurį naudosime, yra kulnas, kurį lengva pamatyti ir pajusti. Sutarta? Taigi kūnas. Kulnas ir kulkšnis. Tarp šių dviejų kauliukų, tarp šių dviejų orientyrų eina laivų blauzdi kaulį. Palikite čia gerai pažymėtą, štai taip. Užpakalinis blauzdinis nervas arba blauzdinis nervas, teisingai. Didžioji problema yra ta, kad jungiant kūnakulį su kulkšnimi yra tinklas, teisingai, retinakulas, kurį gali suspausti. Šis nervas, gerai, nes po retinakulu per šį tunelį eina ne tik nervas, eina keli raumenų sausgyslės, teisingai. Ta struktūra, kurią mes aplaisinsime, kurią pagerinsime, yra būtent retinakulas. Ir taip pagerinsime blauzdinio nervo praėjimą per šią sritį. Ką darysi su 3 pirštais? Tu juos priliesi prie odos ir pirmiausia padarysi greitą masažiuką. Štai, pirmyn, atgal. Tarsi norėtum pašildyti audinį, gerai? Po to kita kryptimi link kūnakaulio ir kulkšnies. Ir galiausiai darysite taip. Sukite pagal laikrodžio rodyklę, palaikykite 1,5 minutės, atleiskite, tada sukite prieš laikrodžio rodyklę ir vėl palaikykite 1,5 minutės. Atkreipkite dėmesį, kad mano ranka neslysta per odą, gerai? Ji prilimpa prie odos ir tempia odą pagal laikrodžio rodyklę 1,5 minutės. Atleidžia, vėl prilimpa prie odos. Tempia odą pagal laikrodžio rodyklę 1,5 minutės. Kitas dalykas, kuris čia gali labai padėti, yra kulno judesys. Gerai, tada žiūrėk, viena ranka laikyk čiurną, kita ranka apkabink kūno kamuoliuką ir judink. Gali daryti kryžių į vidų, į išorę, tada aukštyn, žemyn ir gali daryti ratus apie 30 kartų į vieną pusę ir 30 kartų į kitą pusę. Pažiūrėkite veikia retinakulą ir nervo praėjimą. Štai, ir tai yra iš išorės, gerai? Įsivaizduokite ten viduje, kur judesys yra daug didesnis. Kai atliksi tiesioginį atpalaidavimą ir pagerinsi kūno judesį, parašyk komentaruose, ar tai palengvino skausmą ar ne. Dėl deginimo pojūčio tavo pėdoje leisk man paprašyti tavęs dar vieno dalyko. Jei prisiminiai ką nors, kas jaučia skausmą, deginimą čia, skundžiasi kokia nors pėdos problema, nusiųsk jam šį vaizdo įrašą, padaryk man tokią paslaugą, tu gali labai pagerinti to žmogaus gyvenimo kokybę. Aš čia ir baigsiu. Stipriai apkabinu ir iki kito karto. Na kaip, palikai komentarą. Gerai, jei prisiminiai ką nors, kas jaučia skausmą pėdoje, nusiųsk jam šį vaizdo įrašą. Prašau, nustok siųsti tą kitą. Dieve mano, man sunku kalbėti. Ir jau parašykite komentaruose, ar padėjo. Jei ne, parašykite, aš palauksiu.